Jau, sveiki Šaika. Ir jūs randatės Blogger Valdemarka kanale. Ir šiandien mes turim labai stiprų lietų. Ir važiuojam į Pakatuškę, aišku. Senai jau nebuvo serijos iš Pakatuškės. Važiuojam kaip visada į Latviją. Į kažkokias naujas vietas, nebuvęs tenais. Tai sėdam, pasiėmam skanukų, arbatėlės ir malonau žiūrėjimą. Kur aš, blėt, važiuoju, pila kaip iš kibiro. Oi, lietus pila konkrečiai, bet tik tai aš moku nevažiuot pusę metų į Pakatuškės, nefilmuot keturračių normaliai. Kur ten pusė, turbūt daugiau jau, kada paskutinė serija apart Motofox'o kažkas su keturračiais buvo išėjus labai senai. Nu vienu žodžiu. Ir išvažiuoti, kai pila lietus konkrečiai. Lietus varo tiesiog. Tai vakar pradėjau rinkti šmutkės. Supratau, kad neturiu nei fintrailo batų, neturiu nei striukės fintrailo. Nu kaip turiu, bet suplėšyta saktis neužsisega. Batai irgi yra, bet padai išplyšę. Nu ir va taip, karočią. Gerai, kad yra motofox.lt. Paskambinau Tomui iš karto. Sakau, Tomai, gelbėk. Reikia striukės, batų ir dar pošalmį pasiėmiau naują. Nes LS2 šalmas turi, nu, maniškis, labai daug visokių kvėpavimų angų, žinot. Ir be pošalmio tikrai šiandien būtų šalta labai. Tai, nors ir taip sušlapsiu. Gerai, kažkas yra persirinkti, kažkokie rūbai. Kojinės dar vienas pasiėmiau. Nu, vienu žodžiu. Važiuosim, bandysim kažką pafilmuot. Nauja vieta, nauja kompanija, nauji žmonės. Nežinau, kiek lietus duos mums laiko filmavimui ir kiek Pakatuškė vyks. Bet bandysim kažką pafilmuoti. Šaika, pastatykit po laiką. Sorry, kad ne kiekvieną sekmadienį išeina serijos. Dabar, nu, oras toks. Mašinas kažkokias įdomesnis pafilmuoti nelabai išeina, nes... Nu, ką tu pafilmuosi per lietų mašinas? Nu, nei tu ten pagazuosi, nei 0-100 normaliai padarysi, nei ką. Galvoju dabar, kokio kontento jums pafilmuoti. Ką čia įdomesnio galima sugalvoti. Tai kol kas kažkaip vat taip. Tai karočią šakelė, daug nekalbėsiu, viso, davai. Nes Vilimas visą laiką rėkia, blėt, rakė. Kad labai daug kalbų ir mažai ekšino. Viso, važiuojam. Nu ką, hebrytė, viso, mes susirinkom. Kaip visada savo mylimoj Latvijoje atvažiavom žiūrėti naujų vietų. Visa šaika susirinko, bus čia daug. Sakė, kad purvą galima būtų bus apvažiuoti, bet, blėt, iš patirties žinau, kad negalima jais tikėti. Visi po laiką padarot su skanukų kavos. Visa šaika, davai, gerą žiūrėjom, mes pabiškį ruošiamės ir važiuojam. Kartą užkūriau, o dar kartą užsikūrė, jau zajebi, jau gerai. Karočią, bus šiandien, aš galvoju, labai įdomu. Matysim. Paimsiu dar po to patestuot. Pažiūrėt, kas čia tokio, kaip jisai. Ar zaibys. Vienu žodžiu. Bet didelis, na. Kaip mano buvusi. Все, lekiam.
Blia, koks geras kalnas, kaip Rumunijoje pasijaučiau. Latvija kaip visada džiugina savo vaizdais, kraštais ir taip toliau. Lietus lyja, lapai krenta, romantika. Nu kas gali būti geriau? Gal ne, niekada gali būti geriau. Days I couldn't fight no more, I could feel it fade away. They didn't want me, so I gave it all away. I had to strip it all down to brighter days, and now they want it, man. I see I found a way. They can't stop me, no, there ain't no other way. Ain't no other way. Ain't no other way. I'd rather ever take this road. I put it all up in my back, and then I go and take it. Tipo sereia, sem salvação, salvação. Você seria sem salvação. Você seria sem salvação. Sem salvação. Você seria sem salvação. What happened? Nepamiršk Poliaris be iškėlimo, jeigu ką. Dabar va čia pravažinėjau per mano žemę, su galima daryti. Ką, mes biškį pravažiavom, Galia suka, nežinau, paliubomu buvusi, blėt, jau kažką nahu prišamanina. Buvusi gerai, metai. Ką? Negi nauja visą. A naujų reikia mokyt, esi nabiesku, žiūrėjau. Pasirinkai atsistot rakom. Ir nuo mūsų išeinant sutvarko, jo? A nauja, tai žinai, nauja, blėt, ir metus gerama. Vienu žodžiu, pas man, aš, blėt, vis kovoju su stiprintuvu, reikės turbūt naują dėt. Na, aš su Galina, blėt, jau viso. Iki gyvenimo galo. Blėt, prašau nesikeikti. Akcija dabar mačiau, irgi. Jo, dabar akcija gera. Per Valdemarkų viską galima. Šaika, jeigu kam nors reikia CF-o, kreipkitės. Motofoksas padarys gerą kainą, nu, ne mocui, bet aksesuarams ir drabužiams. O mes ką, važiuojam toliau, o po to važiuosim pietauti.
tep. Tik atvažiuoja antra pakatuška jo. Tai jis, matai, į kairę suko, nuvažiavo tiesiai. Nu, ir jam reikėjo gazą pasileidus ir būti peršę. Jo. Bleba, aš jau matau komentarus per žmonių pasėlės važinėjant. Sakė, nepergyvenkit, mes čia pas žmogų, jo pasėlėse, jo... Važiuoja, ką mes lampu. Čia žmogaus žemė, tai nepergyvenkit. Sekantis. Čia dumblas užsipėsim. Aha, va taip reikia traukti keturačius. Priekį pakelti. Nu, važiuok, pakel jau. Jis ten konkrečiai įsirėmęs. Wow! Palaukit! Tegul jis po... Seniai, jis ten pizda traukia su savim. Palauk, tegul jis pavažiuoja atgal, blėt, jis ten pizda į kažką įsirėmęs, hui mes jį ištrauksim. Reikia batom pusėm, reikia. Paleis gervę. Dariau! Oi, Darelį, tu duodi! Mano spirto to! Prasėras, kuriavo eina! Ateikit čia, padės tu! Geriausiai operatorium buvo. Op, eina! Davai dabar dar kartą tik be gervės. Pažiūrėk, kur ne taip gilų poliaris, kad pravažiuotų.
Va, kur tu stoju, važiuojant jo važiuok. Va, 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 va. Palauk, nejudėk, išties koją. Nejudėk kol kas. Palauk, nekelk, pagulėk, nesikelk. Palauk, neskubėk. Viskas ten gerai su juo stovi. Kurva, sakau, balo nelakti tokiais greičiais. Balo ant pysę, nahu, vairas laisvumas visa. Statys, nahu. Tai per priekį, per šoną išmetė? Aha. Neišnyro kaulas. Čia duobės nelyskit jūs vidurim tarp visų, žinok, dalbajobų, dar žinok, reikia išmok, ble. Jie atsistoja jų dabai. Statys tik tai, nahu, viskas poch. Ble, žiūrėk, kad... Sumėtė yra. Tai tuo papai šitie čia yra jo panovra žaidimų. 30-inio statusas balionai, jie nuslaiktų. Jo, jis išneša iš ką. Važiuojam iš lėto, tai dabar atliks. Va taip, va. Tėvas po kotletų miega jau. Man po to miegas, kračiu nebaisu. Ne, bet vagi, žiūrėk, jau matai va. Ne, tai pizda bus raktoj. Aš kur namie puška buvo, blėt, sakiau, kad... Maštin tai paleigi namo, surinksi viską ir atlėksi grįžti į mašiną. Ar su keturačia. Ne. Tas bus tas. Koks? Pizda ruliūna. O, это, блядь! Zaliot! Tokia už valandas bus, man jie kol čia važinės, praeis valandą ir mes po valandas. Viskas, tai bus pats tas. Nu davai. Viskas, davai, tai taip ir darom, važiuokit. Ne, nuveš mergetę į namo, pasim savo mašinų, koordinatus pasim, Valdemarką. Čia, Valdemarka, tau gal iki kavinės davažiuok. Tu šo gali palikti. Tai kam aš čia Tai kalbėjau? čia kas šitokio, na? Ką, hebra, atvažiavom pavalgyti dabar, susirinkom. Jo, žiūrėsim, ko mus pavaišins. Ką šiandien valgysi? Kaip pas mamą, ko nori? Ko noriu, kaip pas mamą, tai man 3 bobas,
Toj darysim degustacinį kūsį. Žiūrėsim. Tai jau Anykščio rajone šiandien atsiradęs nebe molėtos. Karočią Šaika, sakiau, kad nufilmuosiu stalą, bet silkė tokia gera buvo, kad, blėt, net nespėjau pafilmuoti. Kaip ir buvusi gera. Suprantate paskui, kad buvo ar buvus gera. Niekam daugiau nerasi, neskirs, bet taip nerasi. Visas tokias, taip niekada nerasi. Čia kaip pas japonkės, jo? Japonkės toks pat. Ne, tai ten pas jos kitaip viskas. Bandėjai? Jo, tai užtat jos niekada nesiskuta. O, katlėtukai, cepelinai, Gediminas. Nu gerai, Viliai, ir aš keliais padariau. Bet taip, čia tik tai, kad sušilt. Šiaip aš tai negeriu. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Karočią chebra, pakatuškė baigėsi. Pirtis. Prasideda pirtis. Privalgiam konkrečiai. Mergaitės mus privaišino. Ačiū labai, buvo labai skanu. Nu ir dabar išeinam į lauką, čia saulė šviečia. Plius 30. Blet. Tėvai, žinai kas blogiausia? Dabar eisim mes. Aš be stiprintuvo. Su pečiu jabašintą. Žiūrėk, tu pasakyk hebrai, kad mes važinėjom pas tave, nes man, blėt, atlieks vėl 17, blėt, šaukimų. Ne, čia važiuoja pas kurva šernus ir ant tos velnius važiuoja. Šaika, nepergyvenkit, mes ne... Mes Estijai. Jo, mes Estijoje, Taline. Dabar... Nepraėjo 15 minučių. Karočią, visovai kelmą. Trūko diskas, galkai vėl pizda. Bet hebra suorganizavo ratus, laukiam, to atveš man ratus. Pakeičiam ratus, važiuojam toliau. O taip, ir iš karto aš jau užvairau automobilį. O kodėl? Vienu žodžiu neatsukom ratų, sulaužėm galvutę, nes labai maža galvutė buvo ir vienu žodžiu galiniai ratai neatsisuko. Tai va, atvežė mane iki mašinos, pasiėmiau mašiną ir važiuoju iš pievos galiną pasiimti. Tai va, tokia serija gaunasi. Tikrai dar ne pabaiga, dar sulauksim visų važiuotojų. Jie dar nuvažiavo pabaigti maršrutą, ten jiems apie valandą buvo likę, tai gal jau dabar, nežinau, minučių kiam, 30. Tai aš kol nuvažiuosiu, kol ten surinksiu mocą, sudėsiu viską, kol atlėksiu atgal iki pirties, tai ir jie atvažiuot turėtų. Hebridze, все, Галька pakroviau. Nu gaila, kad taip atsitiko, norėjau pabaigti pakatuškę, nors ir vairo stiprintuvas man tam piso proto. Nu kaip sakė tas vaikas, nu pavargus jau tą galiną, nu nieko nepadarysi, toks jau tas gyvenimas. Vis dėlto jau 12 000 kilometrų prabėgus. Karočią, einu į Pirtalą, lauksiu hebros, einu šildytis. Oi, nu ką šaikelė, va tokia ir pakatuškė. Aišku, iš karto atsiprašau už tai, kad iš GoProškės buvo labai, nekokybiškas vaizdas, bet supraskit, yra visą dieną pila lietus, kamera šlapia ir labai blogai, rodo viską. Nieko su tom negaliu padaryti. Oras šiandien buvo ne mūsų pusiai. Šiaip pasivažinėjau labai gerai, labai įdomią dalį praleidau pabaigoje, ten visai pas jos buvo labai fainai. Hebra, nepergyvenkit, mes važinėjom tikrai ten, kur galima važinėti, kur yra žmogaus žemė, ne per jokių ūkininkų pievas, ne per jokias ir pasėlius ir taip toliau. Dėl šito visko nepergyvenkit. Mes
Tikrai žinom, kur važiuot galima ir važinėjom tik ten. Dėkui visiems už peržiūrą. Tokia sena, gera gavosi pakatuškė. Aš lėkiu namučio, 5 valandos vakaro, dar didelis gabalas kelio laukia, lietus pila, nu, vienu žodžiu, nesuper lengvas kelias namo. Tai va. Tad šito ir atsisveikinam ir iki sekančio epizodo. Sekantį epizodą sukursiu jums gan įdomu.